Labas visiems. Žinutė tam, kam reikia. Tiksliau dalis žinutės. Nesu tikra, ar iš karto aš dabar padarysiu tą antrą dalį. Čia bus tik tais viena pusė išklausyta. Nes man tiesiog trūksta vietos, man reikėtų daryti ant grindų ir dideliam kambarį, kad aš galėčiau išdėlioti visą istoriją. Tai nesu tikra, ar pataikysiu taip, kaip reikia, bet tiesiog pasakosiu tai, ką matau. Centre iškrito dieviška moteriška energija, kuri krenta kaip motina, galbūt dirbanti kažkokį energetinį darbą, nežinau, psichologinį darbą, galbūt su ezoterika, galbūt su medicina. Ir šita energija krenta kaip šviesos raitelis, tai reiškia, kad tai yra žmogus, kuris kalba tiesą arba neša gerą žinią. Ji iškrito kaip centre, bet aš iki jos dar neatėjau, tai jos žinutė bus greičiausiai antra dalis. Ir šalia jos iškrito psichinis ryšys, dieviška vyriška energija, talismanas ir healeris. Ant dieviškos vyriškos energijos iškrito tikėjimas, tikėti ir ramus progresas. Ir iškrito skorpionas, ožiaragis, avinas ir šičia apačioje mes turim šaulį. Beje, šaulys krito, stipriai signalizavo, nes iškrito fortūnos ratas, kuris yra taip pat šaulys, ir kantrybės saikingumas irgi yra šaulys. Ir šitą energiją paaiškino skeptrų karalius, kuris irgi gali būti šaulio atitikmuo arba tai ugnies stichija. Ir skeptrų karalių mes turime taip pat čia. Su fortūnos ratu. Nu tai šaulys. Bet nebūtinai tai turi būti tas šaulio zodiako ženklas. Tai gali būti tiesiog archetipinė energija, jūs tai žinot. Tai šitie zodiako ženklai gali sieti su kažkokiais istorijos personažais. Jie gali atspindėti kažkokį energijos judėjimą. Atrodo, kad dieviška vyriška energija ramiai juda savo keliu ir kai kurie buvo iškritę šioks toks savęs kaltinimas ir tarsi buvo kvietimas atiduoti tos sunkius jausmus, sakykime, aukščiausiam ar ne, ir daryti tai, kas yra teisinga, tai, kas yra reikalinga. Prie vyriškos energijos krenta saulė, fortūnos ratas, kantrybės saikingumas ir 6 monetos. Tai gali būti labai dosnus žmogus, gebantis duoti, gebantis kurti ir labai gerai transformuoti energiją. Atrodo, kad šitie du turi stiprų ryšį, bet tas ryšys yra tarsi tokia nematoma gija. Ir kas krenta tarp jų, tai kalbėk savo tiesą ir emocijos. Gali būti, kad šitie du žmonės yra neišsakę vienas kitam, ką jaučia arba ką jautė. Galbūt yra baimė kalbėti tiesą dabar. Bet tai bus. Prie moteriškos energijos krenta 4 skeptrai, 10 monetų ir aukščiausiasis. Tai yra moteris, kuri yra verta visų pastangų, kokios tik tais yra įmanomos. Taip atrodo, bet mes prie jos grįšime kitoje dalyje. Aš tikiuosi, man pavyks šiandien prie to prisėsti, nes vyrišką energiją nagrinėti nebuvo lengva, yra labai daug veikėjų, kurie yra susiję su šituo žmogumi. Ir atrodo, kad kažkas stengiasi sukiršinti du žmonės ir gali būti, kad sukiršinti šituos du. Taigi, gerai. Nuo ko mes galim pradėti?
Pabandysiu dabar surasti, atsekti, kur aš čia buvau. Nes labai giliai buvau įkritus. Viso šito reikalo, apie kurį aš čia turėčiau kalbėti, esmė, jeigu simboliškai kalbant, tai mes turime dieviškas vedimas, velnias ir dieviškas partneris. Esmė buvo įsiterpti energijai tarp to, ką yra pažadėjęs Dievas, sakykime, arba tarp to, kas turėtų įvykti. Ir iškrito apsišaukėlis, emocinis manipuliatorius, 5 taurės, kas yra gedulas, liūdesys, 6 taurės, skeptrų karalius ir monetų tūzas. Ir man atrodo, aš pradžioj maniau, kad tas skeptrų karalius yra tas apsišaukėlis, tas emocinis manipuliatorius. Galbūt taip yra kai kurių situacijai. Gali būti, kad tai yra žmogus arba tai yra 2 žmonės, kurie inicijavo konfliktą, konfliktinę situaciją sumanipuliavo tam, kad imperatorius išliktų su jais kartu komandoj. Tai gali būti tai. Kai kuriems buvo bandoma pateikti, kad kitas žmogus yra tas apsišaukėlis, emocinis manipuliatorius, kuris nori šituo žmogumi pasinaudoti. Ir aš klausiau, kasgi tas apsišaukėlis, emocinis manipuliatorius, tai iškrito velnias ir daugiau man kitko nerodė. Gali būti, kad šitame visame reikale yra moteris, kuri pergyvena dėl šitos konspiracijos, nes ji buvo ta, kuri davė startą, tarsi padarė inceptioną, kad reikia tai daryti, kad reikia to imtis. Ir iškėlė galbūt konfliktišką energiją, bet gali tai būti, kad buvo bandoma nupiešti moterišką energiją kaip tokią, kuri nori įnešti konfliktą ir sukiršinti žmones. Jeigu tai kita moteris, tai jos tikslas buvo skeptrų karaliaus fortūną, išlaikyti skeptrų karaliaus fortūną. Tai gali būti moteris, kuri nuoširdžiai tikėjo, kad ji galvoja teisingai ir ji daro teisingai ir ji padeda ir prisideda. Galbūt jisai emociškai sumanipuliavo ir ir tarsi dabar galėtų laisvai pasakyti, kad bet čia jinai viską. Aš tai čia ne prie ko, čia jinai viską susigalvojo. Tai gali būti šitas variantas. Ir man atrodo, kad paveikslas ir yra ganėtinai sudėtingai matomas, nes visi šitie veikėjai manipuliavo vienas kitu. Ir dėl to yra susiviję labai siūlų galai ir man atrodo, kad yra momentai, kai jie patys nebežino, kas nuo ko pradėjo ir kas ką darė. Taip atrodo. Bet visgi didžiausias, galbūt sakyčiau, ryškiausias tas momentas, tai yra tai, kad šituo žmogumi buvo sumanipuliuota. Jam tarsi buvo nupieštas toks labai baisus paveikslas ir jis tuo patikėjo ir jis ėmėsi veiksmų. Man tai truputį primena galbūt tokį dogmatišką požiūrį, elgesį, tokią truputį raganų medžioklę ant laužo, kur ten, žodžiu, mes tai juk čia labai tokie šventi, o šičia va pasižiūrėk. Ir buvo labai nugrybauta, kaip sakant,
galbūt buvo teigiama, kad tai yra šventieji, bet tie šventieji buvo iš tiesų va tai, ką mes čia turim. Ir šita situacija atidengia būtent tai. Koks tikslas skeptrų karalius buvo? Iškrito velnias ir 10 taurių. Ir jeigu tai yra tas iš tiesų emocinis manipuliatorius, tas žmogus, kuris per emocijas manipuliuoja. Ir dažniausiai tokie žmonės, tai jie tikrai nebūna agresyvūs, jie nebūna garsus, jie dažniausiai būna labai tokie nors dėk prie širdies ir švelnus ir beprotiškai geri, žodžiu, nice guy. Ar ne? Ir tas gero berniuko ta kaukė, ji yra, dažniausiai tai yra pavojingi žmonės, kurie gali įnešti chaosą, destrukciją ir labai kenkti. Apie tai kalbėjo Jungas ne vieną kartą, todėl kad tai yra žmonės, kurie pirmiausia neigia savo šešėlį, jie neintegruoja tų savo šešėlio dalių ir dažniausiai tam, kad jų tos vidinės projekcijos kažkaip pasitvirtintų, jie tada tas visas projekcijas krauna į kitus žmonės ir tai būna dažniausiai labai dogmatiški žmonės, labai ribotų pažiūrų, labai teisiantys, gali būti netgi perdėtai religingi, perdėtai perfekcionistiški. Ir vat būtent dėl to ir jie būna perfekcionistiški, nes tas dogmatiškumas tada labai pateisina jų norą teisti visus ir visada. Tai gali būti, kad šitie žmonės turėjo intenciją savintis kažkokią bendruomenę. Aš nežinau, kaip tai konkrečiai sueina jūsų situacijoje, bet tai gali būti išlaikyti kontrolę šeimoje, išlaikyti kontrolę artimoj bendruomeniai arba šitoj bendruomeniai, kurioje vyksta šita situacija. Ja nusisavinti, tarsi dabar mes būsim visi šeima, dabar mes sėsim prie stalo va tuo metu ir jūs visi klausysit. Ir tai gali būti poros bandymas nusavinti verslą arba įstaigą ir taip toliau. Bet velnias ir 10 taurių kalba apie, jūs suprantat, kad tai nėra. Tai kažkas, kas gali būti labai atrodyti puikiai, nuostabiai, gražiai, bet už to stovi velnias. Tai faktas, kad reikės mokėti kainą už tai. Aš klausiau, ką daro skeptrų karalius su imperatoriumi. Pas mane tiek kortų pridėta, kad krenta per kraštus. Kaip jis, ne tai ką daro, bet labiau kaip jis įtakoja imperatorius energiją, nes ant dieviškos vyriškos energijos krenta imperatorius. Ir aš klausiau, ar tai yra šaulys, nes šaulys labai stipriai krito. Tai buvo atsakymas nei taip, nei ne. Kai kuriuo atveju tai yra šaulys, dieviška vyriška energija, kai kuriuo atveju tas skeptrų karalius yra tas, su kuo dirba imperatorius. Tas, su kuo eina į kontaktą. Ir klausiau, ar aš čia kalbu apie vieną žmogų. Nes aš visą laiką tarsi jaučiau spaudimą, žiūrėdama į kortas, aš jaučiau spaudimą pateisinti kažką, kas nusikalto arba prisidirbo, prisimelavo ir taip toliau. Bet pas mane visada viduje yra, jeigu aš net nežinau, kaip tai paaiškinti, nes aš kartais protu to nepagaunu, bet jeigu mano vidus jaučia, kad yra neteisinga, aš priešinsiuos tam. Ir kai aš dėlioju istorijas ir aš sakau kažką ir mano vidus žino, kad tai yra neteisinga, aš tada pradedu su savimi kovot.
Ir aš šitą mechanizmą esu labai stipriai ištraukus į paviršių ir aš jį labai gerai pastebiu. Ir šičia aš norėjau, visą laiką jaučiau spaudimą pateisinti, nu juk čia viskas čia. Ir mano vidus visada ne. Ne. Negalima pateisinti. Šitoj visoj erdvėj krito stipriai 3 monetos. Kas kalba apie grupę žmonių, tai nėra vienas žmogus. Ir aš klausiau, ar mes turime 2 žmonės? Atsakymas ne. Ar mes turim 1 žmogų? Atsakymas ne. Ar mes turim 3 žmonės? Taip. Ir klausimas buvo, tai jeigu tai yra trijulė, koks buvo tikslas šito? Ir ne koks to susibūrimo, nes galbūt mes matom, kaip yra bandoma kažką išstumti iš eterio, kad netrukdytų. Ar ne? Ir tai nėra, kad bendruomenė susibūrė kažkam kenkti. Galbūt tai yra tiesiog tu trukdai ir dink iš čia. Tai iškrito ant tos trijulės bendruomenė, garbė, ateitis ir karstas. Toks jausmas, kad vat būtent tai ir čia tas 10 taurių su velniu, irgi 10 taurių yra bendruomenė. Tai toks jausmas, kad arba buvo norima uždaryti kažką, išstumti kažką iš socialinio rato, kad pasibaigtų, kad bendruomenė nebematytų kažko. Arba buvo noras uždaryti kažkieno suburtą bendruomenę. Kaip kažkas būtų subūrę žmonės, kurie yra viename bendrame tiksle, ar ne, jie eina vienu keliu ir jie siekia kažkokių tikslų. Tai šitie 3 žmonės norėjo, kad tai nebeegzistuotų. Kokiais būdais tiksliai, aš nežinau, čia reikėtų individualiai sėsti ir versti kortas kiekvienam skirtingai. Tas dieviškas partneris, tai mes turim moterišką energiją ir vyrišką energiją, ar ne? Mes turim porą. Ir tai, ką aš čia kalbu, yra labai stipriai susijęs su jais abiem. Tai vat klausimas buvo, tai kas yra tas velnias? Ir iškrito tas skeptrų karalienė, tas keliamas, vat vėlgi 3 monetos, ar ne? Skeptrų tūzas ir 5 skeptrai. Tai maždaug susiburkime, kad galėtumėm įjungti kažkam konfliktą, kad galėtumėm kažką, nežinau, sudarot. Kas yra velnias? Nu tai iškrito tas apsišaukėlis, emocinis manipuliatorius, 5 taurės ir skeptrų karalius, monetų tūzas. Tai gali būti, kad galbūt juo buvo bandoma apsimesti, pasinaudoti jo vardu, jį pakišti kažkaip. Arba gali būti, kad velnias yra kažkuris iš šitų žmonių kaip emocinis manipuliatorius ir tas, kuris vaidina. Bet man atrodo, kad kažkas galbūt netgi bandė apsimesti kažkuo kitu, kuo nėra. Nu ir tas dieviškas partneris, kasgi tai? Iškrito popiežius, teisingumas, paslaptis, 3 skeptrai, 8 taurės ir imperatorienė. Tai dieviškas partneris yra dieviška moteriška energija, kurią mes turim viršui, apie kurią aš kalbėsiu antroje dalyje. Ir gali būti, kad ji buvo paslėpta ir ji buvo paslėpta specialiai, tarsi Dievas ją paslėpė, uždėjo jai kitą veidą, kad tie, kurie čia veikia, tiksliai nematytų, su kuo turi reikalą. Nes atrodo, kad jinai yra raktas į dievišką vyrišką energiją arba jinai yra jo raktas į gijimą, į teisingą kelią. Ir to mes pamatysim, kodėl. Tai gali būti, kad jinai tai matė, žinojo ir pasitraukė. 8 taurės yra pasitraukti.
Kas dar? Gali būti, kad dieviška energija yra tas, kuris tyrinėja šaulį. Tai gali būti tai, nes mes turim padidinamą į stiklą. Pažiūrėkime. Jo, aš klausiau, kaipgi tas skeptrų karalius veikia imperatorių, iškrito 4 monetos. Neuždirbs. Arba nesiseks kažkas, nevažiuos, nevyks. 4 monetos čia labai gerai yra pavaizduotas tas archetipas. Susipynė taip, kad gali tik tarpusavyje suktis. Niekas kitas neįlys, niekas neateis, jokios naujovės, viskas bus surakinta. Status quo bus surakinta. Ir tai bus nenaudinga. Kaip imperatorius veikia skeptrų karalių? Iškrito pasaulis, saulė ir 4 skeptrai. Ta prasme, šitas žmogus gauna imperatoriaus odą. Jis gauna imperatoriaus veidą. Gali būti, kad naudojasi imperatoriaus saulę. Jo. Taigi, toliau judant. Gali būti, kad buvo bandoma priešinti moterišką energiją su vyriška energija. Nemanau, kad tai yra žmonės santykyje. Gali būti, bet nemanau. Ir tas, kas ėjo prieš moterišką energiją, jeigu tai buvo, tai tas žmogus tikėjo, kad daro teisingai, kad jis atneša teisingumą, tačiau kvailys teisingumas ir magas krenta kaip demonas, kaip velnas. Ir šalia krenta inkaras, tornadas ir dalgis ir monetų karalius. Tai gali būti kitas asmuo, bet man atrodo, kad monetų karalius labiau atspindi imperatoriaus finansus arba monetarinį kažkokį įsipareigojimą. Kodėl moteriška energija čia pasimaišė ir kame netiko? Iškrito žynė ir kalavijų karalienė. Gali būti, kad ji labai atvirai pasakė kažką ir ji pasakė tai, kas yra slepiama, arba tai, ką jautė, ir tai buvo teisinga, nes kalavijų karalienė yra ta, kuri nemeluoja, sako tai, kas yra teisinga. Jo, ir aš klausiau, tai tada kame čia visas šitas reikalas, kodėl reikia apie tai kalbėti? Nu, daro, palikim ramybėj, tegul daro, susiplaks patys tas, kas tai darys. Visų pirma, todėl, kad centre yra, ne centre, o prie moteriškos energijos yra dieviška vyriška energija. Ir tai yra žmogus, dėl kurio yra verta kovot. Tai yra žmogus, kuriam yra verta padėti, todėl, kad jo kelias yra svarbus. Kad ir kaip tai skambėtų susireikšminusiai, bet šitas žmogus pasiekė šitą tašką. Ir aš klausiau, kaip jis pasiekė. Kur aš padariau, kur aš čia dabar? Aš po to atversiu, kaip jis pasiekė šitą tašką ir kodėl jis yra svarbus. Tai atrodo, kad jis yra dalis šitos komandos ir kai kuriems gali būti, kad jis buvo taikinys ir su juo turėjo būti padaryta kažkas. Kai kuriems tai jis taikinys ir jis turėjo būti ate. Ir dieviška moteriška energija buvo pasiųsta jam kaip inkaras, kaip galbūt išsigelbėjimo valtis, lifebuoyus. Kai kuriems tai buvo galbūt trukdymas jų sąjungai. Tai klausimas buvo, tai kas turėjo su juo vykti, ar ne, kad jau taip. Tai iškrito turtai, pokytis arba kelionė.
netikėtos pajamos, vagis, brandus vyras, kelionė, skurdas. Gali būti, kad šitas žmogus galbūt paėmė kažkokius pinigus, paėmė kyšį, paėmė dovaną, galbūt buvo bandoma papirkti šitą žmogų, kad jis darytų vieną ar kitą. Arba buvo bandoma parodyti jį tokį, nes tikslas ir buvo, kad jis netektų to, ką jis yra susikūręs, kad jis keliautų tiesiai į skurdą. Gali būti, kad buvo bandoma jį papirkti, galbūt ir pavyko jį papirkti, jam sumokėti, kad jis dievišką moterišką energiją nuvestų į skurdą. Kažkuria prasme, nežinau kuria prasme, galbūt tiesiogiai, galbūt socialiai izoliuoti nuo kitų žmonių, galbūt psichologiškai. Toks turėjo būti tikslas. Ir o kas vyko? Vyko, kažkas gavo rūpesčio žinutę, sprendimas, privilegijuota ledi, santuoka. Gali būti, kad buvo bandoma pinigais jį paimti. Pinigais jį paimti, kad jisai paliktų galbūt netgi kažką, kam jis jaučia tikrai labai nuoširdų prisirišimą, bet jis gavo įspėjamą žinutę ir sureagavo labai laiku. Ir man atrodo, kad aš galiu sakyti, kad sureaguota buvo laiku. Aš nežinau, kada aš paleisiu šitą žinutę, nes kiekvienam tai bus labai skirtinga istorija. Bet gali būti, kad jinai sureagavo laiku ir pasitraukė. Ir aš klausiu, tai ką reiškia tas rūpesčio žinutė, tas sprendimas. Ir iškrito 5 skeptrai, 5 kalavijai ir mirtis. Laiku buvo uždaryta konfliktiška energija, galbūt tarp jų. Nežinau, kokiom priemonėm tai. Gali būti, kad kažkas... Palaukit, dabar atėjo nauja mintis. Ar tai yra tiesa, ką aš galvoju? Opa, kalavijų tūzas. Čia. Man dabar, žiūrint į šitą visą paveikslą, atėjo mintis, kad kažkas nusamdė žmogų. Kažkas nusamdė žmogų. Ar imperatorius nusamdė žmogų? Gerai, aš pasakysiu, kas man atėjo pirmiausia, nemąstydama apie loginį ryšį. Galbūt kažkam tai sueis, nes dabar aš bandau ieškoti loginio ryšio ir aš matau, kiek man trūksta detalių ir aš čia užstrigsiu bedėliodama. Kas man atėjo į galvą, tai kad kažkas nusamdė slapta stebėti kitą žmogų. Ir toks jausmas, kad arba apie tai buvo prasitarta, arba kažkas tai pagavo. Ir už tai tą žmogų norėjo pakišti. Toks jausmas, kad tai gali būti tai. Tarsi, ar aš teisingai čia kalbu? Ne. Gerai. Šitą momentą palieku, gal jisai išlys per kitą istorijos dalį. Aš klausiau, kaipgi šitas žmogus atėjo iki imperatoriaus statuso, dievišką vyrišką energiją, nes mes matom,
kitus apsišaukėlius ar ne, karalius matom. Karaliai dažniausiai valdo tik vieną kostiumą vadinamą, ar ne, ugnis, vanduo, monetos ir panašiai. Imperatorius yra tas, kuris yra perėjęs visuose elementuose. Jis yra įvaldęs visus 4 elementus. Ir kuo imperatorius skiriasi nuo karalių, tai tuo, kad jis labai puikiai valdo bokšto momentus. Jis žino, kada artėja bokšto momentas, kada yra būtina transformuoti situaciją, kada yra būtina keisti energiją iš vieno elemento į kitą. Ir man buvo labai įdomu, kaipgi tas žmogus atėjo į šitą poziciją, nes tai yra svarbus momentas. Iškrito apsauga, turtai arba įtaka, energijos transformavimas ir ugnis. Gali būti, kad tai yra žmogus, kuris neleido sau piknaudžiauti kažkokiais paviršutiniškais gyvenimo malonumais, neleido sau įkristi į kažkokį labai turtuolio gyvenimą, į kažkokį pinigų kalimą nuolatinį, į tą tokį kapitalistinį, korporatyvinį gyvenimo būdą. Tai aš sakau dabar čia taip labai apibendrintai. Nebūtinai reiškia, kad tai yra asketas vienuolis, bet gali būti, kad kažkuriuose momentuose šitas žmogus padarė teisingus sprendimus ir jis pasirinko teisingą kelią. Ir taip jis gali būti, kad šitas žmogus turi tam tikrą turtą, tam tikrą įtaką, tam tikrą finansinį kažkokį pagrindą ir jis tai naudoja teisingai, jis tai saugoja ir tausoja. Va tai norisi galbūt pasakyti, pabrėžti labiausiai. Ir yra energijos transformavimas ir ugnis. Gali būti, kad šitas žmogus užsiima kažkokiom praktikom, nes ugnis kalba apie fizinį judesį, apie energijos naudojimą, energijos transformavimą per fizinį judėjimą. Tai taip pat kalba apie bazinę, sakralinę ir saulės rezginio čakrą. Tai yra mūsų visas ar ne torsas, liemuo, pagrindinis kūno centras, ar ne? Ir akivaizdu, kad šitas žmogus turėjo kažkokių praktikų, patirčių, kuriuose jis labai puikiai padarė tai, ką turėjo padaryti. Ir dėl to jis yra ten, kur jis yra, ir dėl to jis yra svarbus. Aš klausiau, ar tai vyks, apie ką mes čia kalbam? Ar tai vyksta, ar tai vyko? Atsakymas buvo, kad dalis viso šito reikalo vyksta ir labiausiai tai vyksta emociškai tarp karminių energijų. Ir tada aš klausiau, o tai dabar prie ko čia ta moteriška energija, kodėl ji krenta kaip centre? Ir atsakymas buvo, kad moteriška energija yra tas talismanas, vyriška energija ir padėjo išvengti spąstų. Būtent ir noriu pabrėžti tai, kad padėjo išvengti. Tai reiškia, kad tai jau yra išvengta ir galbūt dabar yra bandoma doroti su pasekmėm to, kokiu keliu buvo bandoma žengti, ar ne. Bet man žiūrint į šitą energiją norisi pasakyti, kad reikėtų visiškai pasitikėti šitų žmogumi. Nepaisant to, kur jis buvo nusukęs ar kokius sprendimus bandė priimti, jo gebėjimas transformuoti elementus, jo gebėjimas perjunginėti pavaras. Nežinau, kaip kitaip pasakyti. Reikalauja pasitikėjimo tuo, kad jis gebės išeiti į dienos šviesą ir padaryti tai, ką reikia padaryti. Ir aš klausiau, kas būtų nutikę su juo, jeigu jis būtų toliau ėjęs ir jis būtų negavęs
tos žinios, tos informacijos, to pagalbos gesto iš moteriškos energijos. Kas būtų įvykę, ar ne? Iškrito saugi kelionė ir namai. Tai gali būti, kad būtų pakenkta jo namams, jo artimai bendruomeniai. Ir mes matėm, ar ne, kad tikslai bendruomenės link buvo nelabai teisingi. Jo galbūt ramiam tikslų siekimui. Taip pat iškrito dieviška vyriška energija ir apleidimas. Tai, ką aš sakiau, ką šitas žmogus yra sugeneravęs ir į kokią formą jis atvedė save, jis būtų tai apleidęs. Ir šalia krito brandi moteris, priešiškumas, pančiai. Gali būti, kad jis būtų įkritęs į spąstus su labai priešiška moteriška energija, arba jis būtų įkritęs į spąstus pats savy viduj psichologiškai, priešiškumo spąstus, priešiškumo, kurį jis jaučia brandžiai moteriai. Bet aš labiau jaučiu, kad tai yra didelį priešiškumą jaučianti brandi moteris. Jis būtų įkritęs į tuos spąstus. Krito mirties magija, tai faktas, kad kažkas būtų pasibaigę, ir įkalinimas ir brandus vyras. Jo, tai šitas žmogus būtų turėjęs labai rimtų problemų. Ir net nežinau, kaip pasakyti, man nesinori labai kažkaip favoritizuoti, bet iš šitos visos žinutės norisi pasakyti, kad šitas žmogus Dievui yra reikalingas savo gebėjimais ir savo darbais. Ir dėl to jam siųsta buvo tai, kas buvo siųsta. Jam buvo siųstas žmogus, kuris įnešė, sujudino elementus, įnešė tam tikrą kitokią alchemiją, kuri jam leido tarsi pamatyti matricą, pamatyti, kas yra kuriama, aplink jį. Ir kas iškrito, aš klausiau, kągi pasakytų tas žmogus. Iškrito nemoku mylėti. Gali būti, kad šitas žmogus nemoka, ne tai, kad nemoka, galbūt jam yra sudėtingiau atsiverti, sudėtingiau yra patirti intimumą, bet aš čia kalbu ne apie pačius intimius santykius, tiesiog su žmonėmis būti toj artimoj akimirkoj. Galbūt jis save dabar plaka už tai ir sau bando tai įteikti, kad aš nemoku mylėti, nes štai kaip aš pasielgiau arba štai kokius sprendimus aš padariau. Tai neskubėkit savęs teisti. Iškrito, norėjau tave pamokyti. Norėjau įrodyti tai, ko visai nebuvo būtina įrodyti. Kaip tau pasakyti tiesą. Taip ir pasakyk, kaip yra. Negi tu visada žinojai, gali būti, kad šitas žmogus mato moterišką energiją kaip išmintingą žmogų ir galbūt susidaro įspūdis, kad tai žmogus, kuris greičiausiai numatė jau nuo pradžių, kas čia vyksta ir kas bus, ir padarė tai, ką padarė, išmintingai pasielgė ir tarsi... Ir man nesinori sakyti, kad jinai gelbėjo jį, nes tai ne visai tai yra. Toks jausmas, kad tai viskas buvo padaryta labai subtiliai, labai gražiai ir labai teisingai. Ir tarsi žmogus, kuris yra įkalintas erdvėje ir šalia jo atsiduria kažkas kitas.
Ir jie abu kartu įkalinti. Ir tas žmogus, aš nežinau, ką daryti, aš nežinau, kur. Ir tas kitas žmogus atsistoja, eina prie durų, tas duris atidaro, išeina ir palieka atidarytas. Ir tada, opa, dingstu ir aš iš čia. Tai vat kažkas panašaus, ne tai, kad atėjo ten gelbėjo, ten aukojosi ir ten, o Dieve, nes jisai ten pats nebūtų sugebėjęs. Ne, tiesiog, arba kaip sėdi kažkas užrakintas kameroj ir tas, kas prižiūri, tiesiog vieną dieną pamiršta užrakinti ir išeina ir duris pačios ir atsidaro. Tai vat kažkas tai tokio. Man atrodo, aš įsipareigojau tave saugoti. Labai gerai, šaunuolis. Pykau, nes negalėjau tavęs turėti. Noriu tave pažinti. Revanšas už tave. Jo, galbūt šitas žmogus pagauna, kame čia reikalas buvo ir kaip kas dėliojasi. Man atrodo, kad šitame žmoguje labai stipriai sužaidė jo galbūt nepasitikėjimas savimi, kažkokie nepilnavertiškumo, nevisavertiškumo jausmai, kaip būtų, įsivaizduokim, moteris su vyru flirtuoja ir akivaizdžiai rodo, kad jai smagu su juo leisti laiką ir taip toliau. Ir jisai vis tiek įsitikinęs, kad jisai jos negali turėti, kad jis negali su ja būti, kad jisai kad jinai niekada į jį nežiūrėtų ir taip toliau, čia jinai tik mandagi, tik tais taktiška ir taip toliau. Ir po to ateina tas momentas, palauk, o gal ten rimtai, gal jinai rimtai su manim flirtavo, gal tikrai jinai rodė man interesą. Gali būti, kad tas žmogus galbūt buvo vedęs tuo metu ir čia visa šitas jovalas išsirutuliojo iš kelių žmonių kišimosi tam, kad tas žmogus liktų savo vietoje ir niekur nesijudintų. Bet panašu, kad jisai ketina judintis. Ir palinkėkim, kad judintųsi teisingų kelių. Tai ramybės, pusiausvyros, tikiuosi, tai buvo kažkam naudinga. Paklausiu, ar viską pasakiau. Taip, atrodo, kad pasakiau viską. Yra momentai, kuriuos man rodo, kad dar turėčiau pasakyti, bet aš nenoriu, labai ilgai jau kalbu, nenoriu tęsti. Tai linkiu pusiausvyros, ramybės ir bandysiu dar šiandien prisėsti prie antros dalies. Tai dieviška moteriška energija. Ate.